Aš esu Justina Bružaitė Liseckienė, Vilniaus universiteto dėstytoja ir mokslininkė. Lengvai suprantama kalba yra toks metodas, kuriuo mes naudodamiesi rengiame įvairiausius tekstus. Pavyzdžiui, kaip šiame projekte perrašome pasakas taip, kad jie suprastų vaikai arba apskritai asmenys patiriantys įvairių suvokimo, kalbinių ir kitų iššūkių. Perrašyti pasakas lengvai suprantama kalba yra iš tiesų įdomus procesas. Šiame projekte tai darome antru lengvai suprantamos kalbos lygiu, o tai reiškia, kad rengiame ir labai supaprastintą tekstą. Perrašydami pasaką mes atsirenkame svarbiausias istorijos vietas. Jeigu reikia, parenkame tokias svarbiausias detalės, bet iš esmės stengiamės perteikti pagrindinę ir svarbiausią informaciją. Kalbame labai paprastai, kad vaikai iš tiesų galėtų mus suprasti greitai ir kad kuo daugiau vaikų galėtų mus suprasti. Ir turbūt vienas iš tokių dar svarbių akcentų yra tai, kad mes rašydamos pasakas iš karto galvojame apie tai ir kokių paveikslėlių, iliustracijų reikės, norint, kad tas tekstas būtų aiškesnis. Taigi, kas kartą prašome ir paveikslėlius, iliustracijas, kokių reikėtų tam tekstui iliustruoti. Iš tiesų, tai yra jau antrasis projektas, kurį vykdome kartu su Adomo Mickevičiaus biblioteka. Pirmajame projekte, kurį vadinome Skaityk lengvai, perrašėme lietuvių autorių apsakymus iš lietuvių literatūros vaikams programos mokykloje ir tai darėme trečiu lengvai suprantamos kalbos lygiu. Tai reiškia, kad keitėme visą tekstą kiek mažiau, bet žinoma, reikšmingų pokyčių ten vyko. Žodynas buvo tekstuose šiek tiek įvairesnis negu pasakose, kurias rengiame dabar antru lengvai suprantamos kalbos lygiu, kartais sakiniai šiek tiek ilgesni. Iš tiesų, iliustracijų tikrai nėra tiek gausu, kiek šiame projekte, kurį vadiname Skaityk pasakas lengvai. Tai iš tiesų turbūt didžiausias yra skirtumas auditorija, kurią galėsime pasiekti, skaitytojų auditorija, kurią galėsime pasiekti, pasakas skaityti tikrai galės ir tie vaikai, kurie patiria rimtesnių skaitymo ir suvokimo iššūkių.